Sveiki, mūsų gerbiami patreonai, džiaugiamės, kad jūs esat su mumis, kad stebit, kad domitės. Tai šiandien svečiuose turime Ernestą Kuckailį, su kuriuo mums yra tekę ne vienerius metus sėdėti viename kabinete, dirbant Lietuvos kariuomenė. Tai Ernestą, kas aš vėlgi sakyčiau, kad visi pažįsta, bet jeigu būtų taip, kad žiūrovas nepažįsta, tai Ernestas yra, mano supratimu, aukšto lygio karys, labai aukšto lygio karys, profesionalas, tai čia pačioj viršūniai, iš tokių labai retų karinių profesijų, tai snaiperis, ir ne tik snaiperis, bet instruktorius ir specialių operacijų pajėgų karys ir menininkų vadinta rašytojų geriau. Ir istorikas, ir menininkas, ir rašytojas. Dabar karo istorija. Nesulošintas universitetas. Tai iš karto užduosiu tokį provokuojantį klausimą. Ar karinės tarnybos metu yra tekę dėvėti moteriškas pėdkelnes? Ai, šitas geras. Mačiau Facebook'e dar. Tai sveikas. Karinės tarnybos metu pėdkelnių nedėvėjau. Tiesą sakant, būtų šioks toks iššūkis. Ta prasme, užsidėt gal net. Nu, tai šiaip turiu namie, kas galėtų painstruktuoti šiaip jau, bet tiesą sakant, man iš karto toks klausimas būtų į klausimą, o kodėl? Bet šiaip jeigu pasakyčiau, kad dėvėjau, tai tikriausiai sukelčiau intrigos šiokios tokios. Aš pasakysiu, kad tegul juokiasi dabar visi. Buvo kariuomeniai tokie laikai, kai mums palapinsiausta. Aš kalbu grinai apie Algirdų. Stojo 2 ant 2 kvadratų, sakykime, 2 ant 2 metrų celofano gabalas arba tas šiltnamio pliuvelis. Oi, tai čia kariškai išmonė. Ir tokių dalykų, kuriuos dabar kariai turi, labai džiaugiuosi, kad turi šilti apatiniai rūbai. Oi, aš būčiau tą turėjęs prieš 20 metų, ką dabar turiu. Tai aš sąžiningai pasakysiu, kad man yra tekę dėtis ir ten... Aš nesu specialistas tų reikalų, bet yra ten denais, kažkaip tai labai stambus denai. Tai žeminės pėdkelnes tiesiog užsidėdavom po apačią kaip dabartinius termorūbus. Papildomas sluoksnis. Šiaip iš tikrųjų šitų technologijų nebuvo net atėję į galvą. Tai iš moteriškų drabužių, žinai, ką tekę yra dėvėti. Tai ne pėdkelnes visas, bet tos tokios pėdutės būna nailoninės. Tolimiem žygiam. Tai kaip antrą odą užsidedi, paskui ant viršaus jau ten geras kojines, kokias gali gauti geriausias, nes jeigu reikia ilgą kilometražą varyti su geru svoriu, ką darydavom, tai tas apsaugodavo pėdas nuo nutrynimų. Tai čia, jau, kaip sakyti, tai jau ne pėdkelnės, bet tokia mažytė dalis, sakykime, kaip jos ten vadinasi, pėdutės. Pėdutės tikriausiai. Kažkaip tai. Aš manau, kad žmonės žino apie tai šitą dalyką teko naudoti. Jeigu kas vyrai savo moterų pasiklaus ir gal išbandys. Realus iš tikrųjų praktinis dalykas, visai neblogas. Tai ir visa tai buvo ne iš mandrumo ar ne iš kažkokio tai ten iškrypimo, bet tiesiog buvo šalta. Ir reikėjo kažkaip suktis iš padėties. Kas kaip mokėjo, tas taip, žinai, ir gelbėjosi. Ir daryti. Tai kalbėsim apie viską, iš tikrųjų stengsimės, nežinot, ir Ernestas ir aš galim čia kalbėti labai daug, iš tikrųjų, bet stengsimės nenukrypti į politinį lygmenį, išlikti savo lygmenį, kiek galim. Jeigu kažkiek nukrypsim, tai nieko tokio. Tai bus tiesiog mūsų nuomonė. Tai pirmas klausimas tada gal yra Makena uždavęs. Tikiuosi, kad papasakosite apie šiuo metu vykstantį karą, konkrečių klausimų kol kas neturiu, sėkmės. Tai apie šiuo metu vykstantį karą, kokia paties nuomonė? Bet tai dabar kaip, po teisybėje, tai aš negaliu pasakoti apie karą, kuriame nekariavau, bet kaip matau, tai aš matau taip, kaip matau savo burbulę. Kalbam apie Facebook'o burbulą, informacinis burbulas. Kaip matau dabar, aišku, matom pokytį, matom, kas vyksta,
sekam ukrainiečius, kurie rašo, yra pažįstamų ten vienas kitas, parveža tos informacijos, yra kas buvę ir grįžę jau tenais iš Lietuvos. Bet dabartinė kokia situacija, tai man atrodo labai sudėtinga. Ir dėl kelių priežasčių. Viena tai būtų labai sudėtingos gamtinės sąlygos. Tai ten realus išgyvenimas vyksta. Užtenka pamatyti nuotraukas, video, kaip kariai tenai gyvena. Tai yra iš tikrųjų sunkiai pakeliami dalykai. Ir neskaitant to, kad dar ant tavęs krenta artilerija ir drono atakos eina ir visa kita, dar tave šaudo. Reikia kariauti. Tai reikia dar kariauti, reikia išgyventi, reikia atremti atakas, reikia patiems kontratakuoti, tai sąlygos yra tikrai labai labai netgi sudėtingos. O kas liečia taktinę situaciją dabar ten, tai matosi kai kurie taškai ten, pavyzdžiui, Avdiivka arba tam pačiam Bachmute, miestų praktiškai nebėra, bet vis tiek kapojamasi dėl tų griuvėsių, dėl vietovės iš esmės. Kartais gal net nebūtinai, kad išlaikyti vietovę dėl to, kad jinai labai svarbi, gal kitą kartą ir būna iš principo, kad nepasiduot, nesitrauk, gal nežinau. Realiai vietovėje tenais vadai iš tikrųjų mato daugiau ir jie supranta daugiau, negu kad mes čia galim nuo sofos pašnekėti. Bet ką aš dabar matau, tai matau ir taktinių požiūrių labai sudėtingą situaciją. Rusai yra aktyvūs, jie puola, jie turi priemonių pult, jie taip pat keičia taktiką, prisitaiko prie situacijos, vieni iš kitų mokosi realiai. Aišku, tas mokymasis tenai vyksta labai žiauria forma, tai yra mokymasis krauju, iš esmės. Abi pusės daugiausiai krauju mokosi, o tai yra labai didelė kaina. Tai nežinau, ar dar galėčiau ką nors pakomentuoti. Aš matau, aišku, pokyčių, jeigu ten nesigilinant į detalės labai stipriai. Tai, pavyzdžiui, dronų naudojimas. Netgi matosi, kaip per 2 metus pasikeitė dronų naudojimas. Pradžiai buvo dronai naudojami daugiau ugnies koregavimui, žvalgybai. Dabar dronai masiškai naudojami net pamušinėje brangią techniką. Tai neįtikėtini dalykai, tarkim, lyginant drono kainą, kuris atskrido ir su kumuliatyviniu užtaisu pravirino šarvą ir jo kaina sąlyginai yra, net jeigu iš 5 karto pataikai, vis tiek pigu. Nes drono kaina, kiek yra? 3,5–400 eurų. FPV, 4-5. Tarkim, tai lyginant su drono raketa, kiek jinai kainuojant, tai ką to? Bet abi pusės tą patį daro. Ir bando gydytis, ta prasme, apsisaugoti nuo tų atskrendančių dronų. Ir tai yra sudėtinga. Tai, ką mes, kaip paskutinį kartą buvom, aš tengiuosi kalbėti tas šviežias žinias, kurios yra. Tai esamojų laiku, mano supratimu, ukrainiečiam trūksta aukštų technologijų, sakykime, arba taip vakarietiškų ginklų, rimtų. Tikslių, galingų, didelio nuotolio, dėl paprasto dalyko, nes tik tai ta šiuolaikinė ir išmane ir gera ginkluotė, jie gali atsverti skaičių. Nes rusų yra, sakykime, okupantai eina tūkstančiais ir ukrainiečių, sakykime, keli šimtai turi atlaikyti kelių tūkstančių puolimą. Čia irgi tas pats Avdiivkos atvejis. Ir džiugu tai, kad vis dėlto jokių pergalių, ta prasme, naujų teritorijų jie, kaip pasakyti, nesugeba užimti. Tai rodo tos išgirtos, išpiarintos Rusijos kariuomenės silpnumą iš tikrųjų. Kai tokio dydžio kariuomenės, kuri tikrai ukrainiečius viršė ir žmonių skaičiumi, ir tankų skaičiumi, artilerijos skaičiumi, dronų skaičiumi, sakykime taip, visais parametrais. Bet negali pajudėti niekaip. Niekaip. Ukrainiečiai vis dėlto rodo tą progresą. Paimsiu, aišku, tai įmant Ukrainos mastais, tai Kliščivka. Gyvenvietė, taip? Ukrainiečiai išvijo juos iš Kliščivkos ir dabar jau gal 2 mėnesiai nuo lapkričio pabaigos, jeigu neklystu, tai bandymų buvo N skaičius ir tikrai žiaurus. Ir rusai niekaip jos nebeužima. Aš sakyčiau, netmestinas dalykas yra ir
kaip sakytumėm, populiarėja, ne taip dvasios jėga, nusiteikimas kovoti. Tai turbūt pagrindinis dalykas yra. Bet ko gero jisai yra iš abiejų pusių, nes ir iš visų pusės yra tas pats, kad jie irgi, kaip sakyt, jie tikriausiai dar iš senosios tos netgi šaltojo karo laikų propagandos, kad nugalėtojais buvo ir jie nori būti toliau nugalėtojais. Išlaikyti statusą. Taip, nu kaip jie čia dabar taps gali lūzeriais. pralaimėti, žinai, tai jeigu nepralaimi. Tai va, žinai, nuo sofos tos, tai labai sunku ką nors šnekėti, žinai, tai va, jeigu susirenki tos informacijos iš savo negausių pažįstamų, taip tariant, aš dar nuo savo misijų pasistengiu ir dabar neprisirinkti pernelyg daug ukrainiečių pažįstamų. Nes kai žūsta nėra smagu ir iš tikrųjų dar ruošiantis važiuoti į Iraką, sakė, taip, su arabais susidraugauti nėra sunku, bet jeigu jisai bus iš tikrųjų tavo draugas ir jį kur nors už tvoros kas nors užvers, tai bus tiesiog labai nemalonu. Bus psichologinė trauma. Tai man tas pats, žinai, aš nesistengiu įsigyti daugiau draugų, negu dabar turiu. Ir už tuos pačius užtenka pergyvenimo, žinai, ką jie ten veikia, žinau. Ir nesinori, ta prasme, turėti tų, žinai, traumų. Tikiuosi atsakėme klausimą, kad mes karą matom, kad iš tikrųjų nežiūrint į tai, kad rusai lenkia visais parametrais, kiekiais, turiuomenį visose srityse, ukrainiečiai laikosi stipriai ir jie nesiruošia nei pasiduoti, nei atsitraukti ir nesiruošia pralaimėti. Sekantis klausimas, ar Lietuva pasiruošusi dienai X? Negrebiam ten tų politinių savo nuomonę. Pasakysiu labai tai bendrai, žinai. Netgi klausimą, jeigu atsakant, ar kuri nors šalis, kuri buvo užpulta, buvo pasiruošusi 100% gintis. Ne, tikrai ne. Ar buvo pasiruošusi būsimam karui. Net jeigu žinojo. Mes niekada nežinom, koks bus kitas karas. Netgi jei tas pats priešas, jisai gali kitaip visai kariauti kitą karą. Tai čia taip jau netgi nėra labai kur giliai lysti į tą klausimą. Nes ar pasiruošus? Ne, niekada nebus pasiruošus tikriausiai. Visada ruošimės. Klausimas, kaip ruošimės, klausimas, koks bus mūsų nusiteikimas, valia gintis ir ar visa visuomenė bus pasiruošus. Pasiruošusi, tai ta prasme, kad nusiteikusi gintis. Nes čia yra pagrindas, man atrodo. Charakteris. Aš taip pajuokausiu, jeigu galima. Juokauk. Žmonės jūs iš savo kiemų dabar neišvažiuoja. Akumuliatoriai nusėdę, ten filtrai užšalę. Kastuvų nėra. Tai čia toks ir pasiruošimas, žinai, kai į savo kiemą negali išvažiuoti, tai koks karas, žinai. Be abejo, apie tos dalykus daug apmastai, nes ypač mes turbūt, kurie susijęs su kariuomenė, tai gana dažnai pamastom apie tai, kaip galėtų būti. Kai kada labai smulkes detalės, kažkokius epizodus apgalvoji, kaip galėtų būti. Bet čia, vėl toks, labiau gal profesiniai dalykai. Aš esu kažkur kalbėjęs, kad iš tikrųjų Lietuvos kariuomenė, sakykime taip, tikrai yra pasiruošusi, jinai žino, ką turės daryti ir kur važiuos ir ką veiks, bet taip pat turiu pasakyti, kad žmonės, aišku, dabar technologijos, visi gali savo namuose kompuose pasižiūrėti, bet kurių karinių konfliktų metu daugiausiai nukenčia vis dėlto civiliai gyventojai, o ne kariai, nes kariai jie tikrai apmokinti, pasiruošę ir va taip, paimkim dabar Ukrainos atveju, teisingai. Tai labai geras pavyzdys. Lupa į miestą tiesiog, į bet kokį pastatą, į autobusų stotis, į tiesiog žmonių sankaupas arba bet kur. Į kur eina tonos trotilo, tai matom. Taip. Ir nebūtinai į fronto liniją. Taip, ir nukenčia civiliai žmonės. Kodėl jie ten, vėlgi, kitas klausimas, kai civiliai žmonės gyvena dabartiniam vis dar, sakykime, Avdiivkui. Aš dabar neatsimenu, kiek tam priskaičiau tų žmonių, bet vis dėlto yra keletas babyčių, kurios, kaip sako, nėra kur bėgti. Yra tokių, kurie nesitraukia. Bet iš tokio kaip Charkovo, priminsiu, kad žmonės turbūt užmiršau, tai aš priminsiu, kad Charkovas ir Chersonas buvo okupuoti. Ir ten, kai tik tai
Rusijos kariuomenė tiek išvėjimo, tiek atsitraukimo būdu iš ten dingo. Žmonės, jie sugrįžo į savo butus, namus, bandydami išgelbėti dar ten sveiką puodą ar kažką tai, žinai. Bet šitie rajonai vis dar yra daužomi raketų. O Chersonas iš kito Dnipros upės ir yra artilerija paprastai. Čia matai, net ir užtenka įsijungti žinias ir pasižiūrėti Facebook'e vėl, ką rodo. Tai Chersonas yra labai dažnai bombarduojamas raketom, artilerija. Kita vertus, aš kiek matau irgi, sakykime, viešuosios, tos socialiniuose tinkluose, aš matau žmonių viltį, kad žmonės tikisi iš valstybės pačios kažko daugiau, ne? Kad tas priedangas padarys, kad aš pasakysiu iš savo pusės taip, žmonės, nueikite į savo Rusijos. Aišku, tai nėra pats geriausias variantas, jeigu truks vamzdžiai, ten kanalizacija, visa kita. Bet, pasižiūrėkit, ten ir išsimeskit tuos nereikalingus daiktus, taip, ten raugintus agurkus, kurie stovi 5 metus. arba dviratį, kuris ten nebereikalingas maždaug. Ir bent jau pirmai bangai turėsit kažkokią tai užuodą. Tai tu labai gerai pradėjai, žinai, kad nuo ko pasiruošimą gal reikėtų pradėti. Tai tikriausiai nuo savęs. Nuo savęs, nuo savo šeimos, artimiausios aplinkos. Kur tu gyveni, koks tavo namas. Aš pavyzdžiui, gerai, turiu tave čia pasidalinti tokią mintim. Sakykime, mes turim daug, su individualiais namais viskas aišku. Irgi ne viskas aišku. Ne visi supranta. Bet man dabar tokia mintis. Yra, sakykime, daugiabutis. 5-aukštis, imkim tokį kaip pavyzdį, 5-aukštis, standartinis betoninis 5-aukštis blokinis, tradau. Blokinis, su ten 3 laiptinėm ar 4. Yra vadinama namo bendrija. Taip? Ar pati bendrija gali bandyti kažkaip kažką daryti? Sutarimo klausimas. Aš manau, aš įstatymiškai nežinau, bet tai va čia toks dalykas, tai gal neverta laukti, kol kažkas padarys. Ką gali padaryti? Tiesiog, žinai, įsivertinti savo namą. Nusimatyti galbūt saugesnės namo vietas. Tie, tarkim, betoniniai namai, jie kaip kortų nameliai pastatyti iš esmės. Taip, mes matėme. Bet yra tam tikros vietos, kurios yra stipresnės. Tai yra Rusija, yra laiptinė su ypač liftų šachtom, kur yra tvirčiausia konstrukcija. Ta vieta grius paskutinė, jeigu grius. Bet vėlgi reikia nepamiršti, kokiais ginklais bombarduos. Tai jeigu tai bus artilerijos apšaudimas, tai gerai, tai betonas atlaikys. Išlakstys langų rėmai, ten visą kitą, bet betonas dar negrius. Ne. O tarkim, jeigu artilerija, ne artilerija, bet aviacija, kur bombos jau yra tokios galios, kad pritaikytos realiai sugriauti pataikymų namą, tai jinai nesproks atsimušus į stogą. Jinai pervarys visas pertvaras iki pat rūsio ir tada detonuos ir tada visas tavo namas susivartys iki pat pamatų. Tai čia skirtingi dalykai. Tai vėlgi, ar tu gali būti viskam pasiruošęs? Tai negali viskam būti pasiruošęs, bet pasirinkti vietą slėpimus, jeigu apšaudimas yra kažkas, tai galima nusimatyti. Bet vėlgi, tam reikia edukuoti visuomenę. Taip, bet aš sakau, gal žmonės, bendruomenės, pačios bendruomenės turėtų, kaip pasakyti, aš tikrai nelauksiu, kol kažkas ateis ir man atneš, ten, nežinau, net vaistinėlę, planą. Aš pats turėčiau būti suinteresuotas savo vaikais, savimi ir savo saugumu. Tai mes kaip ir... Labai elementarus dalykas, pavyzdžiui, yra, aš savo šeimoje žinau, kuris namas pas mane artimiausias yra su geru rūsiu. Ir tame rūsy žinau, kur yra saugiausia vieta. Ir visi mano šeimos nariai žino, kad jeigu kas, tai tenais reikia slėptis. Kaimynas priims? Klausimų nėra, ten ne kaimynas, ten giminė. Tai jau klausimų nėra. Tai va, tai viskas tiesiog turėti tašką vietą. Tiesiog žinoti, kad ta vieta yra tinkama. Įsivertinti.
Tai čia toks elementarus dalykas, labai artimas, labai paprasta, nereikia jokių investicijų, tik žinot biškį. Viskas. Tai mūsų patarimas nelaukti kaip Sovietų sąjungoje, kol jums duos leidimą nusipirkti mašiną, o tiesiog imtis iniciatyvos ir kažką daryti. Taip? Bet tačiau užkabinai, tada kitaip ir nebuvo. Taip, bet pinigų. Čia, aišku, gal atrodys gal ne į temą, žinai, bet nereikia laukti, kol tau kažkas kažką duos. Labai gerai, kai duoda. Ne, kai duoda ir pasirūpina, labai gerai. Bet iš tikrųjų, tai kai kurie dalykai yra padaryti ir ten gal tik tais per daug sudėtinga surasti internete, bet yra visai neblogų atmintinių, tarp kitko. Jeigu nuėjus į KAM.lt, tai ten yra gal 3 padarytos atmintinės civiliam, kaip elgtis krizių atveju, kada reikia evakuacijos ten atvejais ar panašiai, nebūtinai karo, bet ir ten nueini į pilietinis pasipriešinimas, paspaudi ir atmeta iš karto PDF-inį formatą ir gali nusipūsti savo ir persiskaityti ten tas instrukcijas. Ten kaip komiksai kartais padaryta, taip, sakykime, vaikam, net paaugliam, nesudėtingas tekstas. Ir ten. Aš manau, kad ten neblogas darbas padarytas. Jeigu mama arba tėvas ten turėtų vaikui paaiškinti, tai turbūt lengviau. Pagrindiniai akcentai ten yra, kaip pasiruošti. Tiesiog, aš manau, kad visuomenė reikėtų ne taip, kad susigūžti kažkokiai baimė ar ten panikoj, oi, čia kaip bus, kai viskas bus labai blogai. Ne, kai tu pasiruošęs, kai tavo protas veikia, tai viskas aišku. Bijoti iš anksto, kol dar nieko nėra, jau yra blogai. Taip, jau tu kenti. Tai aš pasakysiu kaip Chersone, mes su Aiva, kai važiavom irgi paskutinis reisas ar prieš paskutinis, kaip ir minėjau, pats miestas ant Dnipro upės kranto ir iš kitos pusės tiesiog, kaip vietiniai sakau, yra kažkoks tai tas nuoseklumas, ne, kad ten ką jie šaudo. Ne, sako, vieną dieną į vieną rajoną kala, kitą dieną į kitą, jie vadina tai košmarinimu, tiesiog kad palaikyti žmonių, kad palaikyti žmonių paniką. Ir žmonės supranti, tas kol nepamatai, tai toks atrodo nesuvokiamas dalykas. Žaidžia kieme aikštelė vaikai ir kiekvieno vaiko tėvas arba mama sėdi, atidarytos rūsio duris, jau atidarytos. Ir jie tiesiog laukia, jie klauso, jie jau pripratę, žino, kad sprogimai toli, ir pasiruošę griebti ten, sakykime, savo vaiką, žinai, ar ten vyresnis už rankos, arba tiesiog į rankas ir nešti į tą rūsį. Tai artilerija, kai pradeda šaudyti, išėjimas girdisi pradžioj. Taip. Tolimi šūviai. Taip, duslus. Paskui jau praskrenda. Tai žmonės išmokė ir gyvena ten, kaip sakoma, tokiam sąlygom. Ir prisitaikom ir praktiškai pats buvęs misijose. Pripranti kartais grįžti ir galvoji, kokių nesąmonių ten irgi buvom prisigalvoję. Aišku, ten nebuvo toks karas kaip Ukraina. Taip, toli gražu, ten tokio intensyvumo niekada, žinai, bet tarkim, kaip mes buvom su Valerijum sumastę, pavyzdžiui, praskrendančią raketą nufilmuoti. Tai gerai, tai ne į mus dažniausiai šaudydavo, bet yra atskridę ir pas mus, žinai. Tai taip. Tai aišku, nesalvė eina grado, žinai, eina 1-2 raketos vienu metu, bet sugalvok tu man, ne? Taip. Bet prisitaikai, apgalvoji, žinai, čia labiau nesąmonė, ar vis dėlto galima saugiai tą padaryti, įvertinti, kaip jinai eina, į kur. Įjungi tikimybės teoriją, kokia tikimybė, kad pataikysi tave, kad ateis jo ir kažkokią tokią nesąmonę lyg ir darai, žinai. O kitas pasukiotų pirštą prie smilkinę, sakytų, lipa ant stogo tam, kad nufilmuot, žinai, video padaryti gerą, tai adekvatumas koks čia. Sėdėk, žinai, savo ten rūsį ir nelysk, kai tikėsi, kad šaus. Bet, aš skaitau, kad supratimas, kai tu supranti, kaip veikia visa ta apšaudimo sistema, visa kita, ir tada atsiriša rankose ir tada kažką darai daugiau negu. Nes visi įsivaizduoja, kad reikia tik tai kristi ir gulėti, tai taip, yra toks dalykas, pralaukimo momentas. Reikia suprasti. Pačiai bazėje visą laiką vaikščiodavom laukdami, kad atskris. Nes nežinai, kad atskris. Tai eini, kas 15-20 žingsnių vis naują priedangą nusimatai, kad jeigu išgirsi, tu turi sekundę 2 nukristi tenai. Taip.
bet tu pakeliui visą laiką pratęs esi ieškoti artimiausios priedangos. Nu, taip gyveni visą laiką. Ir tada tai trikdo. Kaip pripranti, netrikdo. Ne, tai atrodo, tai Tai yra yra, normalu. tai yra tiesiog. procedūra, tai yra norma. Gerai, važiuojam toliau. Ar mes, taip, kaip pasiruošti reikia, mes jau apie tai čia kažkiek tai kalbėjom, palėtėm šitos klausimus. Ar patys ruošiam savo šeimas ir jeigu taip, tai kaip, apkalbėjom kažkiek, tai kad turim nusimatę tuos variantus, ką Čia aišku darysim. atskira galėtų būti plati tema iš tikrųjų apie pasiruošimą tokiam variantui, evakuacijai ten ar panašiai, žinai, čia apie visų greunamų ginklų, kurie gali atakuoti miestą arba priemiesčius, žinai, efektą kalbėti. Tai čia neužtektų šitos. Apie mūsų šeimą pasakysiu taip. Vienos laidos neužtektų. Mes turime, sakykime, šeima nusimatę vietą, kur yra rūsys ir gan didelis ir mes galim čia priimti dar kokį, nu, aš manau, kad 20 žmonių tai tikrai. Čia visai nebloga vieta, kur dabar sėdim. Tai va, Tik tais klausimas, ar antras išėjimas yra. Tai tada gerai. Nes paprastai namas, kai griūna, vienintelį išėjimą gali užgriauti. Pagalvokit apie tai, jeigu rinksitės vietą. Turim Ar neužgrius. Tai... Turim akumuliatorinius įrankius, turim tokius, sakykime, ir mes pagalvojam ne tik apie save, bet ir apie kitus žmonės. Mes netgi pagalvojam apie tai, ką darytumėm, kiltų panika, teisingai. Išeinam į gatvę, žmonės panikuoja, teisingai. Kuo mes galėtumėm žmonėm padėti. Tai pirmom karo dienom aš pasakysiu, kai aš važiavau į Ukrainą, į Lvovą ir buvo ten apgyvendino laikinai studentų miestelėje, tokiam kaip bendrabutyje, kambarį davė. Ir priedanga. Einam į priedangą pasižiūrėti, kaip ten kas atrodo visą kitą. Nuėję mes iš tikrųjų radom 10 kibirų su dangčiais, viskas, nieko, nei vandens, nei kokio nors maisto. Supranti, irgi toks, aš galvoju, gerai, stovi kibirai su dangčiais, kad atlikinėti savo gamtinius reikalus, kad aišku, tam nebūtų smarvė, žinai, tuose patalpose, tam Rusy. Bet tualetinio popieriaus nėra. Vandens gerimo nėra. Vanduo tai gal esminis dalykas, gali konservų nebūti, bet vandens jau būtina. Taip, aš suprantu, kad viskas pastatyta ant to, kad žmogus turi atsinešti savo. Jo, arba iš ilgai neusibus, žinai. Truputį. Kaip civiliai gali padėti prisidėti karo metu? Tai padėti, prisidėti, tai greičiausiai, sakykime, čia kalba jau eina apie pilietinį pasipriešinimą ir žmonės turbūt galvoja, kaip padėti kariuomeniai. Aš gal tą klausimą, kaip sakant, truputį papildysiu. Spėju, kad labai dažnai žmonės galvos, aš padėsiu Lietuvos kariuomeniai. Klausimas, ar tavo nuomonė, ar kariuomeniai reikės civilių pagalbos? Aš manau, kad reikės, bet man dabar patinka tai, kas vyksta, žinai, kad kuriamos komendatūros yra visa kita, nes vėlgi civilių iniciatyva gali pridaryti bėdos. Ir pirma pagalba kariuomeniai būtų netrukdyti kariuomeniai veikti. Antra pagalba būtų jungtis prie organizuotų kažkokių tai struktūrų. Bet kokių, komendatūra, Šaulių sąjunga, krašto apsaugos savanoriai, bet organizuotų, kad tave nukreiptų, kad tau pasakytų, kaip tu gali padėti. Nes jeigu tu pats pradėsi savo iniciatyvą rodyti ir kaip nors padėti, tu gali nepadėti, o pridaryti bėdų. Pradėti trukdyti veikti kariuomenį. O jeigu tokie entuziastai sakys, mes čia mūsų name gyvena 50 vyro, ne? 50 būtų namas davės. Mes davai susirenkam su savo medžiokliniais šautuvais, automatais, kuriuos turim susipirkę ir einam kariau. Ne, tai toks variantas. Kaip jie vadinsis? Kombatantai. Savanoriai, kombatantai galbūt vadinsis, bet kurios gali sušaudyti pati kariuomenė. Bėda gali būti tame, kad iš per didelio optimizmo gali netekti galvų labai greitai. Nuo savų. Ir nebūtinai nuo savų. Ta prasme reikia suvokti, koks priešas ateina. Tai priešas ateis ne su karabinais į tave šaudyti, jis ateis su labai didelio ugnies galia. Jis atvažiuos su šarvu.
Tai ką tu nori padaryti? Jeigu tu organizuoji partizanų vienetą, kuris praleidžia puolančias pajėgas pagrindinės ir paskui eina ieškoti logistikos ir ją trikdyti, bet tam reikia suvokimo, ne, kaip veikia kariuomenė. Jeigu tu to suvokimo neturi, tu gali atsistoti ten, kur važiuoja pagrindinė tankų kolona, pradėti juos trikdyti iš savo karabinų ir jie tada atsisuks su 120 mm puškele. Tapsi pagrindiniu taikiniu. Ir viskas ir nuneš tavo poziciją. Tai prasme, reikia suvokimo turėti. Jeigu suvokimo neturi, reikia nebijoti, nueiti ir pasiklausti, kaip aš galiu tau padėti. Tai man atrodo, va, toks pagrindinis dalykas būtų netrukdyti kariuomeniai veikti, nesimakaluoti ten, kur neturėtum būti, nes kiekvienas asmuo, kuris nebuvo, ta prasme, plane, civilis, bėgiojantis skersai lauką, šaudimo sektorių stebėjimo, jisai yra kliūtis. Rusui greičiausiai ne. Klausimų, ką daryti. O tau jisai bus kliūtis. Nes rusai, kaip rodo patirtis, įvažiavę į bet kurią ten Irpinę, Bučią ar ką nors, jie kaliai visas pusės ir nežiūrėjo, į ką šaudo. Jiems visiškai nesvarbu. Tai už tai, kad jie atėjo nubausti ukrainiečių. Štai. Taip, aš iki karo aš irgi įsivaizdavau, kad, arba sakykime, mes mokinti, tai buvome europietiško mąstymo žmonės, kad karys kariauja prieš karį. Karys kariauja su kariu, prieš karį. Čia gavosi. Dabar mes matom, kur skrenda tonas trotilo. Tai į civilius objektus, ne į karius. Tai čia yra toks būdas palaužti ne kariuomenę, palaužti tautą. Ar darys kitaip čia, pas mus, jeigu ateis, tarkim, kažkada tai pasiautėt, nu tai bus tas pats. Mes jau turim istoriją, mes turim istoriją, mes turim pokarį. Aš tikrai nemanau, kad jiem Ženevos konvencija ten pradės galioti, kai tik tai jie peržengs, sakykime, ten Baltarusijos Lietuvos sieną arba... Jeigu tu ją pažeisi, tai pradės rėkti, kaip čia nesilaiko. Nu, tai taip. Čia kiti dalykai. Right, važiuojam toliau. Davidas klausia, kaip vertinate Lietuvos dalyvavimą tarptautinėse operacijose Balkanuose, Afganistane, Irake ir taip toliau? Ar tai buvo naudinga kariuomeniai? Ir ar mūsų nuomonė nebuvo perlenkta lazda su kariuomenės ruošimo operacijoms, logistikai, geležies sąskaita? Tai čia pirmas klausimas. Pirma klausimo dalis, tai man atrodo, mes abu galim atsakyti, kad buvo daugiau naudinga negu nenaudinga. Kuo yra naudingos šitos operacijos? Mes išmokom sąveikauti su NATO pajėgom. Arba su koalicijos pajėgom. Ta prasme, ne visą laiką mes su NATO pajėgom buvom. Taip. Pavyzdžiui, Afganistane aš buvau su koalicija. Tai nebuvo NATO operacija. Enduring Freedom. Taip. Bet tai esmės nekeičia. Mes išmokom kartu veikti. Mes pradėjom pažinti savo partnerius ir mes pradėjom suvokti, kaip vyksta operacijos. Stambesnio masto tarptautinės kartu. O neigiamo pusė šitų operacijų kokia gali būti. Tos operacijos, kurios yra, dažniausiai NATO operacijos organizuoja tokias kaip taikos palaikymo, įvedimo ir panašiai. Tai arba tokios kaip Gorė buvo, kur atstatymo skaitėsi provincijos. Tai mano manimu, jos duoda daug žalos ta prasme, kad karys kaip karys šiek tiek degraduoja. Jisai nevykdo karinių operacijų iš esmės, bet su savo karišku įvaizdžiu daro tokius dalykus, kaip čia pasakius, paramą civiliam vietiniam ar panašiai, arba struktūrom kažkokiam jėgos. Bet jis nekariauja. Ir tokiose operacijose, kuriuose karys kariauja, ten jisai labai vertingą patirtį gauna. Jau čia kalbant apie individualius karių įgūdžius ir individualią jų patirtį, kario patirtį konkrečiai, apie kario lygmenį kalbant. Tai pavyzdžiui, kur aš gavau labai vertingos kario patirties, tai Afganistane operacija Enduring Freedom. Nes ten realiai buvo kovinės operacijos, ten buvo vykdoma žvalgyba, ten buvo vykdomi reidai. Karinės kovinės užduotys. Konkrečiai karinės užduotys. Ir planavimas, ir vykdymas, ir paskui viskas, kas po užduoties vykdymo vyksta, su aukštesniais štabais. Tai yra grinai karinės operacijos. Tai čia nauda didžiulė kariui. Nauda didžiulė kariui būna tuo atveju, jeigu jis išgyvena.
jeigu ne, nu, tai tada duok dievė, kas nors kitas pasimokys iš padarytų klaidų. Afganistane aš dirbau jau štabe. Nu, Bosnija, Irake ne, bet Afganistane jau dirbau štabe. Tai pasakysiu, kad pritariu tau, kad ten pačiam kareiviui tai gal buvo tokių karštų situacijų, turiu omeny mūsų misijoj. Ir su apšaudimais, ir su pašaudimais atgal, ir su sprogdinimais. Bet aš manyčiau, kad vis dėlto daugiausia naudos gavo, sakykime, tas vadų karininkų lygmuo. Nes netgi tuos štabų darbas, jo planavimas, nes netgi tas kažkokios tai ten humanitarinio konvojaus palyda, suprantate. Realiai tu jį planuoji. Vis tiek tas planavimo veiksmas jis yra toks pats. O kareiviam nauda, tai pasakysiu taip, visų pirma, kai kareivis daug metų, čia mano asmeninė, sakykime, 8 metus treniruojasi, šaudo, ten maskuojasi, išsilaipina, bet nieko nedaro, tai čia yra degradacija. Atsiranda toks pavojus, kaip virimas savose sultyse. Taip. Tada atsiranda pavojus, kad net ir instruktorių, tų pačių, kurie rengia kitus karius, kvalifikacija, jinai truputėlį keičiasi. Ir ne iš konkrečių kovinių patirčių jinai keičiasi, bet jinai keičiasi iš tokio nepagristo kartais mąstymo, kaip čia galima būtų padaryti kitaip. Ir ne visada išranda gerą dviratį. Tai aš tą esu matęs ne vieną kartą. Kada tu karinę patirtį konkrečią parsiveži, tu ją pritaikai ir tu žinai, kad veiks, arba žinai, kaip veiks. Kai tu pradėjai išradinėti naują dviratį, kol neatsisėdai, nepradėjai važiuoti, kas ten žino. Gal 3 ratas ir nelabai reikalingas buvo, sakysim. Kas nors, žinai. 3 kartus pabandai ir supranti, kad ne, šitas variantas. Per savo guzus dar gali suprasti. Per prakaitą, per grozdinimus ir supranti, kad ne. Bet būna dar toksai vienas variantas, kaip tu jau grįžti, pavyzdžiui, turėdamas kažkokią konkrečią patirtį, o tie, kurie liko ir laukia tavęs, kada tu grįžti su tą naują patirtim, labai sunkiai priema tas tavo žinias ir tą tavo sukauptą patirtį. Ir kai tu pradedi sakyti, žiūrėk, tai, ką mes darėm iki šiol, va šitas veikia, gerai, o šitas, žinokit, neveikia. Oi, bet tai negali būti, kad neveikia, nes mums šitą dalyką parodė ten kokį nors labai kieti instruktoriai iš užsienio. Aš sakau, tai gerai, kad jie tai parodė, bet klausimas, ar jiem patiems dabar tai veikia. Kada tau tai rodė? Prieš 5 metus. O karas vyko dabar. Tas pats Ukrainoje. Per 2 metus tiek pokyčių įvyko. Tai viskas truputėlį keičiasi. Tai, kas buvo sugalvota, daroma, galbūt net nebūtinai tas buvo, kas daroma, pagrįsta kažkokią karinę patirtį. Tiesiog tai buvo sugalvota, kad tai turi būti gerai. Bet tai yra per savo patirtis tada daug ką gali padaryti, bet dažnai būna taip, kad mes tokie, ne tai, kad ir savikritiški būnam pernelyg savo, per griežti. Nes vis dar galvojam po 30 metų tarnybos ilgos kariuomeniai, arba kiti už mus galvoja taip, kad jūs dar vis negalite patys nieko gero nei parašyti, nei padaryti, nes užsieniečiai žino geriau. Tai čia mūsų tas postokupacinis nepilnavertiškumas turbūt. Va, geras žodis, nepilnavertiškumo, tas yra toksai biški niuansas. Taip, nes maždaug kažkodėl vokietis ten arba amerikietis žino daugiau, geriau. Nebūtinai geriau, bet ta prasme jau reikia pradėti vertinti mūsų karius kaip turinčius irgi vertingos patirties. Tai labai didelę patirtį turi. Ir turi, ir reikia imti ir naudoti. All right. Tai kariuomenių logistikai. Apie naudą dar. Finansinė nauda visiems kariam. Taigi visi pinigų uždirbo, batus nusipirko, automobilius. Tai ekonomika. Nereikia atmesti šito dalyko, kad už tą gyvenimą kitoje aplinkoje, ne savo, ten kalnuose, žinai. Aš po Kosovo butą susiremontavau. Labai didelė nauda šeimai buvo. Nors pasakysiu tiesą, Afganistane, kada buvau, aš net nežinau, kiek man pinigų moka. Aš to pasakysiu taip, kad aš Irake nieko neuždirbu. Čia, turėsi paaiškinti kaip, bet aš uždirbu, bet
man ne prioritetas buvo, kiek aš gaunu pinigų, prioritetas man buvo grįžti namo, pirmiausia. Kai grįžau namo ir pamačiau sąskaitą, galvoju, okei, šitas yra gerai, ką aš matau, šituo galėsim kažką padaryti. Bet ne tai buvo svarbu. Kai tu esi rimtoj situacijai, turi rimtoj misijoj, tai ne pinigus skaičiuoji. Nu, kažkaip kitaip viskas vyksta. Tai va, right, važiuojam toliau. Jurijus užduoda labai tokį suktą klausimą, bet kadangi klausimas yra, tai mes jį paminėsim ir kaip sugebėsim, taip atsakysim. Ką mes manom apie visokiausius karybos ekspertus, atsargos majorus, pakeitusius garbingai kario tarnybą į išmaniųjų, bet niekam nereikalingų paspirtukų gamybą. Galima aš pirmą? Atsakyk. Visų pirma, mano praktika sako, kad paprastai ekspertų paskiria arba įvardina ne pats save žmogus, o kažkas. Tai labai dažnai... Dažniausiai taip ir būna. Taip, labai dažnai kažkas iš visuomenės arba žurnalistai ir visą kitą. Ar jie turi teisę kalbėti, ten aiškinti ir vadintis ekspertais, pasakysiu taip, ne man spręsti, nes aš tikrai nežinau kiekvieno žmogaus patirties, bet vėlgi remiantis savo praktiką pasakysiu, kai jeigu žurnalistas man skambina arba ten kviečiasi pasikalbėti ir užduoda klausimą, tai aš tiesiog išsakau savo nuomonę, kuri labai dažnai ne visiems patinka. Aš galvoju taip, gali būti, kad žmogus sakydamas savo nuomonę, galima su jie sutikti, galima nesutikti. Sakant savo nuomonę, galima kartais nusišnekėti. Visko gali atsitikti. Man būna. Va, daug kam nebūna. Žiūrėk, dabar tu nusišnekėsi. Aš tiesiog tikiuosi, kad žmonės yra atlaidus ir jie supranta, nes jie nusišneka irgi kartais. Ne, aš pasakysiu. Būkit ir mums pakantus. Yra labai gerai, kad mes turim tų žmonių, kurie gali kalbėti ir išreikšti savo nuomonę apie vieną ar kitą dalyką. Ne taip kaip anie. Ir nežinau tiesą sakant, kas turima galvoj, kalbant apie paspirtukus taktinius, ten kokius, nežinau. Žinau aš žmonių, kurie išėję atsargą kuria dalykus, nežinau, kiek jie bus funkcionalūs ir pritaikyti, pavyzdžiui, kur nors ginkluotėse pajėgose ar konfliktuose. Bet man patinka, kad žmonės rodo iniciatyvą, pritaiko technologiją šiuolaikinės, kažką tai, kuria gal iš to kas nors ateityje ir išeis. Tai valio, aš tik tai sveikinu tokias iniciatyvas ir tegu žmonės daro. O kas liečia nuomonės reiškimą, tai yra sakykim taip, mane irgi ekspertų pavadina, ne, kartais. Bet tai vėlgi yra tarnyba kariuomenėje aktyvi. Aš tai galiu pažvengti, žinok, kad ir aš tai priduosiu visiems, žinok. Ir aš ir jisai netgi tarnyboje buvom, tu buvai snaiperių rengimo ekspertas, ne? Nu, buvau, jo, aš pareigos taip vadinosi. Pareigos taip vadinosi, žinokit, realiai mes su savo laiku buvom legalūs ekspertai. Legalūs ekspertai, darbas buvo būti ekspertai. Tai, bet ką aš čia norėjau pasakyti tą, kad negali, būdamas vis dar kariuomenėje, aktyvioje tarnyboje, švaistyti savo nuomonę į kairę ir į dešinę. Ypač, kai ta tavo nuomonė yra nesusijusi su tavo tarnybos, kaip sakyt, virš tavo tarnybos truputėlį, jeigu tai yra ne tavo kompetencijos ribose. Tai... Galima truputį pertrauksiu, papildysiu žiūrovam, kad labai dažnai žmonės ne tai, kad nesupranta, bet uždavinėja klausimus, kodėl vat kariai jūs tylit, ne? Vat, kai esate, gal taip, kai jūs esate kariai, kol jūs aktyvios tarnybos kariai, jūs tylit, o tada jau išeinat į atsargą ir dedat. O tada jau viskas blogai. Jau viskas blogai. Ne, mes savo problemą žinom, mes tas problemas aptarinėjom savo irgi tarnybos ribose, institucijos ribose. Ir nebūtinai mes jas viešinam. Ir jeigu
mane įgaliotų, tarkim, aukštesnis vadas pakalbėti aukštesnių lygmenių, tada man yra žalia šviesa pakalbėti aukštesnių lygmenių. Kol to neįvyko, aš galiu kalbėti tik tai savo kompetencijos ribose, Savo atsakomybės ribose. ir viskas, aš negaliu jų peržengti. Yra tokios taisyklės, manau, kad jos yra geros. Ir Aš kartais pasakau, žinai, sakykime taip, gal tokį pabandysiu pavyzdį duoti. Kartais irgi šneku apie artileriją, bet aš nesu artilerijos specialistas. Ir tada pasakau, kad jum artilerijos specialistas galėtų išsameu, smulkiau ir detaliau va taip paaiškinti, žinai, bet iš esmės mes galim kalbėti apie viską. mes kalbėdami suvokimo apie ribose. artileriją, kai kuriuos dalykus galim, kaip sakyti, drąsiai pasakoti, pavyzdžiui, apie artilerijos sviedinių efektą į taikinius. Nes tu esi sprogdinimo kažkiek tai turės reikalų. Aš esu buvęs išminuotojų, sunaikinęs ne vieną visokį ten sprogmenį. Irgi galiu, aš esu kvalifikuotas sprogdintas išminuotojas, turiu pažymėjimą. Tai aš irgi turiu. Aišku, man jau sakė, kad jis jau Turėjau. nebegalioja. Ne, nebegalioja, seniai. Ta prasme, žinios tai yra. Ir kiek mes esame išnešę trotilo į orą, tai ta praktika leidžia kalbėti apie kai kurios efektus, kuriuos ta pati artilerija sukuria, kokią griaunamą jėgą turi, ką padaro su betonu, su gyvais organizmais. Jeigu grįžtant apie Ukrainą, jeigu kalbant, tavo supratimu kareiviui kariaujančiam apkase, ko labiausiai reikėtų, įsivaizduokim taip. Aš pasakysiu taip, Ukrainos kariuomenė išduoda uniformą, šalmą, šarvinę liemenę, dabar jau išduoda, ko nebuvo pradžioj. Lengvieji pėstininkų ginklai, viskas ok. Granatos, automatų, šaudmenys yra ok. Fiziniai dalykai, išgyvenamumas tiesiog elementarus, tai minimalaus komforto susikūrimas, tai vėlgi apranga, batai, jeigu yra galimybė bent kažkokio, tai karštos riebalo pasidaryti yra labai svarbus dalykas. Priešakinėse, tai galvoju, kažkur tai užnugarį blindažę, gal toliau tenais pasidaro ir geresnių dalykų, ir smiegot gal gali kartais. Bet minimalias sąlygas poilsiui, jeigu galėtų susidaryti, nesustirti į ožio ragą, nesušlapti, neįsigyti ligų visokių susijusių su tom gamtinėm sąlygom. Tai to reikia kariui. Tai yra labai minimalūs poreikiai. Atrodytų minimalūs, bet iš tikrųjų tai jeigu tu bandai išgyventi oro sąlygas ir tai yra pirmailis dalykas, kada į tave šaudo, tai jau tu esi pusiau nukautas, mano manimu. Tai jau iš Ukrainos aš tau pasakysiu. Atbunka žmogus. Ir iš praktikos pirmaisiais karo metais, kai buvo dar tik tai Chersono puolimas, yra tokia gyvenvietė Snigurivka ir pro šoną eina upelis Ingulėcas. Ingulėcas upelis. Ir ištvino tas upelis ir reikėjo, ir gavosi taip, kad kitoj jo pusėje liko pėstininkai. Ir jų buvo daug sužeistų ir bandė važiuoti per upelį, važiuoti su mrapu. Įsivaizduodami, bet mrapas taip ir liko upelį, spėjo tik tai kulkosvaidį nukabinti ir išmesti į krantą ir tas vanduo, žinai, semė ir užsipė. Ir tada mes nupirkom valtis ir žinok apie tą šaltį, žinai, kaip visą tai veikia, žinai. Aišku, dabar aš nebesu toks, žinai, ne 20 man metų, bet karys atrodo su patirtim ir ruošiamės užduočiai. Mūsų užduotis buvo paprasta - saugoti flangą, nes ten buvo grinai pozicijos rusų ir ukrainiečių. Kad jeigu jie išgirs, kad vyksta persikėlimas per upelį, kad jie gali pradėti šluoti. O, žinai, jau kai tu su guminė valtim upės vidury, tai nieko gero. Tai mes sėdėjom kairėje pusėje, ukrainiečiai, lietuviai turiuomenį, su automatais ir su naktinio matymo prietaisu ir mes turėjom
nepražiopsoti to momento, kai jeigu jie priartės, su termožiūronais labai gerai matosi naktį. Ir tada buvo tik tai gal -2. Tai mes grįžom, o reikėjo tiesiog atgulėti. Bet negali jokios šilumos, ta prasme, rūkyti, kažkaip šildytis, nes ana pusė logiška, kad irgi gali turėti termiką. Be abejo. Tai grįžom sustirę į ragą juodai. Juolab, kad tą paskui šlapę valtį dar reikėjo nešti, viskas laša, bėga tas vanduo, žinai, kai mes ją ištraukėm. Čia visas tas paupys, medžiai, žemė pilna skeveldrų, duobės. Tamsoj, nieko pasišviesti negali, žinai. Ir nešam kaip per filmus tą valtį, žinai, keturiesą. Tas vanduo visas lašamus, sustirom, tai prie -2. Tai -2 dar tokia temperatūra, pati bjauriausia iš mano patirties, kurią aš galėčiau pasakyti, tai yra nuo 0 iki 5 šilumos. Kada viskas plaukia, šlapia ir stingdantis tas būna dar. Stingdanti šiluma, taip galima pasakyti. Ta prasme, tai yra pernelyg žema temperatūra ir kada drėgmė skverbiasi į vidų, kartais geriau yra būti prie -10, prie -5 kokių, negu būtų ta minimalaus pliusinė. Sausas šaltis. Tai jo. Yra geriau. Minimalus pliusas tai yra kažkas košmariško. Ja. Man būdavo pats baisiausias dalykas, būtent tokia temperatūra. Aišku, tokia temperatūra dažniausiai lydi lietus, kruša, dar kažkokia velniava, tai čia nebūna niekada gerai. Čia pats blogiausias dalykas. Man irgi, pavyzdžiui, -10 ir sniegas ir sausa yra geriau, čia gerai. Geriau negu lietus. Čia nėra blogai. Aišku, ilgas buvimas tokioje temperatūroje, neturint aprangos normalios, tai vėl. Aš ką ir sakau, žinai, minimalų komfortą, kas sukuria. Šilti rūbai, sausi, batai ypatingai. Batai, jeigu geri batai, geros kojinės, jeigu turi galimybę jas keisti, net jeigu batai šlapi, tai tavo kojos neįmirks, tu dar išgyvensi, pakainiai ta prasme praleisi tą laiką kažkaip tai. Bet vėlgi ten, matai, mes matėm, aš mačiau Facebook'e vėl, žinai, tai nenorėčiau būti realiai ten, apkasai, kada būna stemiami. Tai čia jau yra, niekur nesidėsi. Čia. Ten viskas labai nuo vietovės priklauso. Yra tokios vietos, kur tu gali kasti ir nieko nebus, o yra taip, kad išsikasi kažkiek ir tie paviršiniai mums teko. Gruntiniai vandenys sunkiasi. Taip, iš karto. Dabar Bachmuto toj teritorijoje, jeigu apie gruntą kalbant, tai ten yra tokie kaip ir skalūnai ir molis, o slėniuose juodžemis. Tai mums, kai reikėjo su pikapu užvažiuoti į kalną, mes užvažiavom tik iš 2 karto. Padangas ir nesvarbu, koks protektorius, supranti, apvelia taip, kad jis, lygus paviršius. Ir tik tai iš tos inercijos visi 4 užkabina. Jeigu per šitą košę reikia, pavyzdžiui, eiti iš šturmą, tai ant batų kiek kilogramų gaunasi? Apie batus. Įdomus dalykas tas, kad, pavyzdžiui, pas mus, kai batai apsivelia, mūsų purvas krenta, nukrenta. Tenai padas auga, sakykim taip, auga ir paskui tu slysti nuo visų šitų. Ir ten bandyti tą purvą nusivalyti yra kažkas irgi tokio. Ten, aš nežinau kaip jį pavadinti, ten, sakykim taip, lietuviškas molis, tai yra, pavadinsiu, Dievo dovana, gėris, o tenai tai katastrofa kažkokia. Tai va, ir tas yra visur, tai nežinau, bet... Gal prie Kyjivo geriau, kur nors. Tai čia reikia gal žmonėm paminėti, kad Ernestas yra labai didelis Ukrainos kariuomenės rėmėjas. Iš tikrųjų labai daug tų pačių sausų davinių surinkęs. Ir mes nuvežę tiem patiems snaiperiam, kurie labai patenkinti, žvalgai ir artilerijos ugnies koreguotojai, tai jie sako taip, mes sėdim lietuvišką sausą karinį davinį. Sako, šildomės už 200 metrų, realiai, mes juos matom už 200 metrų. Ir koreguojam, valgom šiltai ir koreguojam artilerijos ugnį. Sako,
sako, tai puikus dalykas. Jokios atviros ugnies nieko nereikia. Aišku, čia reikia padėkoti, žinai, ir tiem patiem kariam, kurie padėjo padaryti, aš tai, žinai, čia iniciatyvą parodžiau surinkti, bet jiem ir sunešė visi. Tai taip, solidarumas jau gaunas, toksai biški. Yra supratimo, žinai. Tai aš manau, šiaip tai mes su ukrainiečiais kalbėjom, žinai, ukrainiečiai sako, kad Lietuva yra sąlyginai labai maža šalis. Lyginant su kai kuriom. Taip. O padeda labai daug. Artilerijos karininkas, atsimenu, išrikiavo savo karius, kai mes atvažiavom tam, kad, ne tai, kad kareiviai žinotų, kas mes tokie, o ne tai, kad vaikšto kažkokie neaišku, kas tokie. Ir pasakė labai paprastai, čia yra lietuviai, jie yra mūsų draugai. Ir sako, jie sugriovė Sovietų sąjungą. Čia Ukrainos artilerijos diviziono vadas apie Lietuvą. Taip pasijutai, taip tarsi tau medalį iš karto. Jo, čia toks, žinai, sako, jie lietuviai, sako, jie sugriovė Sovietų sąjungą. Tai sako, reiškia, sako, kadangi jie čia, reiškia, mes laimėsim. Nes jie sugriaus ir visą tą imperiją. Taip, čia toks buvo pagirimas labai. Tai va mane kas žavi pas ukrainiečių, žinai, žiūri tą visą mėšlą apkasų ir atrodo ten žmogui išgyventi neįmanoma. Ir vis tiek, jeigu paklaustum, čia jau ne iš pirmų lūpų aš pasakoju, žinai, tai ką aš jau girdėjau iš grįžusių iš ten. Ir sako, jeigu paklausi, žinai, kas laimės, tai sako, žinoma, mes. Perimožoma ir kito klausimo nėra. Tai va tas tavo jų valia, žinai, kaip kitas ten kapelionas, toks Oleksijus į knygą man interviu davė. Sako, mes jeigu iki Karpatų būsim priversti trauksis, mes vis tiek nepasiduosim, vis tiek mes, sako, atsimušim. Tai jų nusiteikimas laimėti, ta prasme, nenugalėti galbūt Rusiją su visa Maskva ten visą tą, žinai, nereikia jiem, bet jie tiki, kad jie apsigins, kad jie atstatys Ukrainą, kokia buvo. Ir viskas, ir kito klausimo net nėra. Gal ne visi matė ir girdėjo tokį atvejį, kaip rusų, nes tardyti belaisvius turi būti, kaip specialios pareigos, specialus karininkas. Tai kaip rusų karininkas, kuris tardė ukrainiečių belaisvius, sako, aš nesuprantu, sako, aš tardymo metu, man, sako, susidarė toks įspūdis, kad ne ukrainiečiai papuolė pas mus į nelaisvę. Sako, kad aš pas jį nelaisvė. Tai, supranti, toks, sako, tas toks, supranti, nebijojimas, žinai, arba tikėjimas tuo, kad tu laimėsi, kad tu, ne tai, kad laimėsi, jie jau žino, kad jie yra laimėtojai. Netgi būdamas nelaisvė, tu atsistoji tokią poziciją, tarsi tu jau nugalėjai, arba greit nugalėsi. Tai mane dar kas žavėjo visą laiką Ukrainoje, pas juos, tai nuo 2014 metų, tas labai toksai, sakykime, kartais netgi kandokas, bet tas toksai humoro jausmas, aš jaučiu, kad čia padeda išgyventi labai stipriai fronte tie dalykai kariam. Bet netgi tokiam lygmenį, kaip pavyzdžiui, ne tai, kad fronte, žinai, tenais apkasų bajeriai, ne? Bet atvažiuoja į varžybas snaiperiai 2018, man atrodo, metais, atsiveža ukrainietiškus šautuvus ir kaip jis tai vadinasi, tas šautuvas. Neteko matyti. Sakyk. Užrašyta ant šono šautuvo gamykliškai. Ukrop. Supranti? Taip. Juos taip pravardžiavo rusai. Taip. Nuo 14. Jie pasigamino ant visų ukrop, ant bajerio. Jie pasigamino šautuvą snaiperiui, ant kurio užrašyta ukrop. Gerai, mes ir ukropais galim pašaudyti. Norit, kad būtų betaikliai. Būsim. Taip. Tas vaikinas antrą vietą Lietuvoje paėmė tarp NATO visų šaulių, buvo antras pusiau automatinio ginklų divizionė. Tai kaip su ukrainietišku šautuvu, tai labai gerai. Gal nėra tas blogas šautuvas pas juos, o gal šaulyt gerai. Šiaip jisai buvo instruktorius. Buvo. Šiaip reikėtų gal paminėti, kad jisai po tų varžybų parsivežęs medalį po 1,5 mėnesio žuvo fronte. Tai jau reikėtų... Čia dar viena bėda, kad ten, kaip sakau, iš tikrųjų ukrainiečiai turi su kiekviena diena ne tik žuvusiai, bet ir sužeistieji. Suprantate, žmogus, sakykime taip,
priklausoma, aišku, nuo sužeidimo sudėtingų, žinai, jis iškrenta iš to mūšio arba dalyvavimo mūšiuose visoje veikloje. Pavyzdžiui, kaip aš jau minėjau praeitą laidą, žinai, lietuvis. Daktarai pasakė, 1,5 metų užtruks, supranti, kol žmogus galės. Čia dabar jo nuotraukos vaikšto. Kas? Ar ne jo nuotraukos buvo ten. Sunkiai sužeistas jisai buvo ten, kaip reikiam. 11 mėnesio 11 dieną. Nežinau, kad nuotraukos vaikšto, nes Gal kitas dar. mes tikrai neviešinam nei vardo, nei pavardės, nes tiesiog toks žmogaus prašymas buvo. Bet ten stipriai. Tai karas, žinai. Ten sužeidimai iš tikrųjų yra rimti, nes nuo ko jie daugiausiai būna artilerija. Skeveldros, o skeveldiniai sužaliojimai, tai nedaug dievė. Tai mūsų kario atveju, tai daktarai pasakė, kad su kai kuriom skeveldrom jis turės ir gyventi toliau. Geriau neimti negu išimti. Taip, nes išimimo metu ten kažkas gali kitą kartą darant operaciją sužalot gali daugiau negu sužaloja skeveldrą. Tai aš dar pasižvengiu iš jo, žinai, sakau, tai tau turėjo specialų pažymėjimą išrašyti, nes visuose ruostuose tu pypinsi ten tuos muitininkų, žinai, sako, tai bus specialus pažymėjimas, kad su metalais. Tai super. Tai padėkosiu pabaigoje visi tau, aišku, už tai, kad mums labai padedi, kad atvykai ir papasakai žmonėm apie mus. Ir nežinau, kolekciją ar turi snaiperių MCV, tai čia visiems parodo, kad, ta prasme, ukrainiečiai gamina įvairių. O čia yra snaiperio antsivas, kuris išversiu į lietuvių kalbą, dirbu nuotoliniu būdu. Gerai. Geras. Praktiškai, žiūrėk, snaiperis gali net pasakyti, dirbu iš namų. Yra įmanomas dalykas. Tu tiesiog poziciją pasidarai. Aišku, dažniau snaiperis pats eina ieško taikinio, nelaukia, kad pas jį atvažiuos. Bet, ačiū. Tai stengsimės kiekvieno grįžimo metu vis po naują atvežti, tai jau... Žiūrėk, mano, taigi, aš iš anksto pasiruošęs buvau laisva vieta. Viskas, pasipuošęs. Tai va, ir jų vis atsiranda naujų įvairiausių, ten tiek su snaiperiais, tiek su tankistais, tiek su šauliais. Paminėjau Ukropą, tai ten tų motyvacinių antsivų pas juos yra daug. Labai daug. Ir jie man patinka, kad jie yra tiek, sakykime, yra rimtų, bet yra labai tokių su tuo vadinamu ukrainietišku sarkazmu tokio. Pavyzdžiui, yra antsivas žinatai zatopis datai. Čia į lietuvių kalbą pabandysiu išversti. Čia būtų taip vedęs, bet nuostabus. Tiesiogiai neišversti. Taip, tiesiogiai neišversti. Tai tokie dalykai. Tai ačiū tau ir ačiū visiems žmonėms, kurie mus remia, kurie remia Ukrainą. Ta prasme, tik jūsų dėka mes galime padėti Ukrainos kariams, kad jiem būtų lengviau kariauti kažkiek tai. Ir netgi pasakysiu taip, vieną kartą žmogus yra uždavęs tokį klausimą, žinai. Sako, tai va, aš perduosiu ten, neturiu daug lėšų, bet norėčiau ten, kad ir koinių kažkiek tai, žinai, perduoti Ukrainos kariams. Tai pasakysiu taip, nėra mažos paramos. Ukrainiečiam vien tas faktas, kad mes atvažiuojam, nes akivaizdžiai matosi, kad iš tikrųjų jie nepuola ten, oi, ką čia atvežiai, žinai, visą kitą. Tas mūsų atvažiavimas ir parodimas, kad, žinai, mes kartu, žinai, tas yra labai morališkai labai stipru, žinai. Nebūtinai materialinė parama, bet buvimas kartu. Aš tada kartais pagalvoju, žinai, pavyzdžiui, jeigu pas mus atsitiktų, sakykime, toks dalykas, kad vis dėlto būtų karas ar karo padėtis, tai aš tikrai norėčiau, kad ir pas mus, sakykime, atvažiuotų ar prancūzai, ar italai, ar bet kas. Bet aš iš pačių ukrainiečių esu girdėjęs ir turbūt net ne vieną kartą, kad jeigu prireiks, mes pas jus būsim. Tai aš tau pasakysiu,
Tie kariai pasakė taip, netgi jeigu mums reikės pasitraukti, išstums iš Ukrainos, mes prisijungsim prie jūsų kariuomenės ir kariausim toliau. Tai ta prasme, jie nesudės ginklų. Ir jie žino, kam reikia padėti. Taip, jie gali prarasti teritoriją, bet čia dar užbaigdamas dar Žino, kas draugai yra. žmonėm priminsiu, kurie labai dažnai sako, kaip dažnai sako, kartas nuo karto pasako, yra žmonių, tai aš tiesiog priminsiu, kad sako, žiūrėkit, 2 metai karo ir jokio proveržio, jokio rezultato. Žmonės mylėjai, primenu, kad Charkovas buvo užimtas. Teisingai. Sumų sritis buvo užimta. Hersonas buvo užimtas. Desantas Gostomelį buvo. Tai Gostomelis 20 km nuo Kijevo. Šiaurinė dalis Bučia buvo paimta. Priemiestis Kijevo. Tai va taip, bet žiūrėkit, kiek jau teritorijos išvalyta. Tai aš tikrai tikiu, kad bus išvalytos ir kitai. Jie sustabdė, apie ką mes nelabai ir tikėjom dar pradžioj. Sustabdė. Taip. Ir žmonių dėka. Savo akį mačiau, kai žmonės tiesiog kiekvienas kaimas, sakykime taip, eina pagrindinė trasa ir yra nusukimas į gyvenvietę. Žmonės gyvenvietės, kurių yra ten, sakykime, kaimukas su 100 namų. Vyrai su žiguliais, ten su maskvičiais, kas ką turi, žinai. Ten kas su Audi, žinai, atvažiavę, atsivežę savo su traktoriai, su priekabom smėlius, ekskavatorių, žinai, kasa griovius. Kaimas ruošiasi ginti. Taip galvoju, žmonės, ką jūs pasiginsit kaip kaimas? Ne, jie gins savo kaimą, nors tu ką, žinai. Žmogus turi planą, jis įvykdo ir jam ramiau. Taip, kai jis kažką daro, jam ramiau. Tai ačiū visiems, ačiū tau ir iki kitų kartų, rašykit, komentuokit. Jeigu ne visus klausimus atsakym arba ne taip, kaip tikėjimus, tai atsiprašom, žinai, stengiamės ir pasimatysim. Dėkui už pakvietimą. Ačiū, kad atvykai.